pavydas pati sunkiausiai kontroliuojama charakterio savybė arba giliausia psichologinė dvasinė jėga, net sąlyginai tobuli ar šventi žmonės su pavydu turi didžiulę problemą ir iš jo kyla apskritai visos negatyvios emocijos. Tai, sakykime, lietuviai kaip tauta turi didžiausią charakterio problemą būtent su pavydu. Tai suvaldyti šitas dalykas tikrai labai sunku ir reikia būti labai sąmoningu žmogum, bet reikia turėti omeny, kad nedidelis pavyduliavimas santykiuose yra ne tik sveika, bet ir labai gerai, nedidelis. Tačiau jeigu jisai perauga į paranojišką ir nekontroliuojamą pavydą, chronišką pavydą, jis gali žaibiškai sugriauti santykius. Ir aš pats esu matęs tokią situaciją, kai pavydo scena sugriovė santykius iš karto per keletą dienų ir ta pora iširo.